Šiandien, rugsėjo 26 dieną, Prienų Žiburio gimnazijoje minime Europos kalbų dieną. Šią dieną mini visos gimnazijos klasės. Jų mokiniai parengė pristatymus apie įvairias šalis ir jų kalbas. Kai kurie šoko, deklamavo, dainavo, kalbėjo apie istoriją, maistą ir daug daugiau. MEPO komandos nariai paruošė įsivertinimą ir klausimyną, patikrinti žinias, kurias įsisavino mokiniai. Dabar šiek tiek apie Europos kalbų dieną, kol rodome, kaip Prienų Žiburio gimnazija minėjo šią Europos kultūrai svarbią dieną. Taigi, pirmą kartą švęsta 2001 metais. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Europoje yra 225 vietinės kalbos, tačiau tai tik 3% viso pasaulio kalbų. Daugelis Europos kalbų priklauso 3 pagrindinėms kalbų grupėms – germanų, romanų ir slavų. Germanų grupę jungia danų, norvegų, švedų, islandų, vokiečių, olandų, anglų ir jidiš kalbas. Romanų grupiai priklauso italų, prancūzų, ispanų, portugalų ir rumunų kalbos. Slavų grupę sudaro rusų, ukrainiečių, baltarusų, lenkų, čekų, slovakų, slovėnų, serbų, kroatų, makedonų ir bulgarų kalbos. Na ir norime pasveikinti jūs visus su Europos kalbų diena ir nuo MEPO komandos linkime geros dienos. Viso.